Congratulations with the win, but was it the kind of game that you expected? I think no, because in my opinion we're more stronger when we show it today, and we had a lot of mistakes and we played really not that wasn't our level what we can show. There weren't our emotions what we can show, so we will work with it, and I think it will be much better in next games, because I know what these girls can do anything much better. Before this game, you had two-game losing streak. How important is this victory for all the team? In my opinion, to win is always important, because it's kind of like it can help our mentality to continue our work, and I don't know, just you can lose, but it must be a good lose when you give your 100% of your emotions, of your health, or of you. Treneri, dar vienas pralaimėjimas, bet turbūt daugiau šiandien pozityvo negu negatyvo. Taip, yra daugiau pozityvo, atstovėjom gerą komandą, bėgančiam, patys matėt, kaip greitai bėga, šoka jaunimas Latvijos, taip kad mums yra tikrai kur pasitemti, bet esam tokioj situacijoje, kaip esam tokia komanda, turim vyresnių, aišku, atsiliekame fiziškume, bet ką darysi. Bet esu patenkinta šiomis rungtynėmis, nes tikrai maniau, kad gali dar blogiau būti, negu dabar buvo. Pirmoje rungtynių pusėje 21 klaida, o antroje rungtynių pusėje pavyko tą klaidų skaičių sumažinti, rungtynės beveik sužaistos lygiai. Ko galim tikėtis ateityje, tas klaidas pavyktų kaip įmanoma labiau eliminuoti? Na, aišku, labai daug žioplų klaidų, skersi perdavimai, jeigu nedarytume tokių vaikiškų klaidų, viskas būtų daug geriau. Nesusimetėm gerų metimų iš po krepšio ir greitų atakų prasileidome. Jeigu pavyktų kažkiek šitus dalykus pataisyti, manau, kad galime duoti kovą dar geresnę.